Sveiki visi, mano vardas yra Artūras ir jūs žiūrite pirmąją C++ pagrindų pamoką. Ir šioje pamokoje pagrinde atsisiųsime C++ kompiliatorių pavadinimu CodeBlocks ir tiek. Ok, tai iš tiesų turime šiek tiek apsibrėžti, kas yra C++, kas yra kompiliatorius, kas yra debuggeris ir galėsime pradėti. Tai tikriausiai visi iš jūsų žinote, kas yra visa tai, bet galbūt kas nors iš jūsų nežinote, tai nėra blogai, nes, tai pamokos kaip ir pradedantiesiems, dėl to tai yra šaunu, kad nežinote, reiškia, kažkas galbūt bus naudinga iš to, ką pasakysiu. Tai C++ yra programavimo kalba. Ok, programavimo kalba. Ir tai yra iš tiesų gan populiari programavimo kalba ir šiuose pamokose, šiame grojaraštyje nebus dėstomi tokie, sakykime, papildomi faktai ar savybės ar palyginimai su kitomis kalbomis, o šių pamokų tikslas yra tiesiog išmokyti pačios C++ kalbos, tai yra pagrindų, sintaksės, įvairių ten dalykų, kuriuos nagrinėsime, tiesiog nenoriu minėti, nes bus neaišku. Tai tikslas yra išmokti ir įvaldyti ten C++ pagrindus šio grojaraščių. Tai vėlgi, C++ yra tiesiog programavimo kalba ir gan populiari. Ir vienas toks faktas, galbūt kam nors įdomus, tai kad Lietuvoje mokyklose, tai yra rašant valstybinį brandos egzaminą, galite rinktis, dalį ten egzamino galite parašyti arba C++ kalba, arba Pascalio kalba. Pascalis tai yra taip pat programavimo kalba. Tai tiesiog iš tiesų rašyti su C++ yra šiek tiek ir patogiau, ir moderniau, ir taip toliau. Šiek tiek lengviau iš tiesų, jeigu žinoma, jūs mokate tą kalbą. Tai toks nedidelis faktas, ir kadangi mes dabar siūsimės kompiliatorių, mes turime žinoti, kas maždaug yra tas kompiliatorius. Ir vėlgi labai paprastai, kompiliatorius pagrindė yra toks dalykas, kuris jūsų parašytą C++ kodą, jums suprantama C++ kodą, paverčia į kompiuterinį kodą, kurį gali suprasti kompiuteris. Nes C++ kalba yra tokia kalba, kurią žmonės turi suprasti ir žmonės gali parašyti. O kompiliatorius paima jūsų tą C++ kodą, paverčia jį į mašininį kodą, kurį supranta kompiuteris ir kai kompiuteris supranta tą kodą, mašininį jau, jis gali tada paleisti tą programą, atlikti visą tai, kas buvo suprogramuota jūsų. Tai pagrindė tiek, labai paprastas dalykas. Kompiliatoriaus darbas yra paversti jūsų kodą, C++, tarkim šiuo atveju, į mašininį kodą. Ir turint mašininį kodą, programą galima paleisti ir taip toliau. Turiu omeny vykdyti programą, tai yra įjungti ją, ar ne, ir kad jį pradėtų veikti. Ok, tai toliau kas yra debuggeris. Ši sąvoka turbūt nelabai jums bus aktuali, bet pagrinde debuggeris vėlgi skanuoja jūsų visą parašytą kodą ir pagal, šiuo atveju C++ taisyklės, jis pažymi tas vietas, arba tiksliau parašo jums, kur jūs įvėlėte, tarkim, klaidą, kurioje ten eilutėje pas jūs yra klaida, tarkim, sintaksės klaida ir taip toliau. Tiesiog jis patikrina jūsų kodą, ar jis yra tinkamas, ar jis tinkamas kompiliavimui, ar galima bus paleisti tokį kodą, ar jis atitinka C++ taisyklės kažkokias, nes jūs bet kokį parašyti negalite. Jūs turite rašyti pagal atitinkamas ten taisyklės, tai yra pagal atitinkamą sintaksę, tai yra C++ sintaksė ir taip toliau. Tai pagrindė tiesiog praskanuos jūsų kodą ir pažymės tas vietas, kurios yra, sakykime, klaidingos. Ok, tai CodeBlocks programa turi savyje integruotą ir kompiliatorių, žinoma, ne vieną kompiliatorių, ir debuggerius, viską jį turi ir mums reikės tik vienos tos CodeBlocks programos ir siūlau jums ją naudoti taip pat. Nors pagrindė visi kompiliatoriai turi savyje tos debuggerius, tiesiog reikia vis tiek tai paminėti. Ir patariu jums naudoti CodeBlocks, nes iš tiesų yra šioks toks skirtumas tarp kompiliatorių. Skirtingi kompiliatoriai
šiek tiek turi skirtingas taisyklės ir reikalauja vieni kompiliatoriai, kad ten parašytumėt atitinkamą C++ ten eilutę ar dar kelias eilutės, kiti nereikalauja to, treti dar ten kažko reikalauja. Tiesiog yra šiek tiek nedideli skirtumai. Pati C++ sintaksė kalbos nesikeičia, bet atitinkami reikalavimai gali skirtis. Dėl to siūlau naudoti code blocks, ypač jas naujokas. Ir tiesiog neiškils tokių papildomų problemų. Ok, tai galime pradėti. Tiesiog paieškos sistemoje įsiveskite code blocks. Arba tiesiog nueikite į svetainę codeblocks.org. Svetainė vėlgi gali pasikeisti ateityje, nes nuo šios datos, kai aš įrašinėjau pamoką, praeis laikas ir gali atnaujinti svetainę. Bet manau susirasti atsisiuntimų puslapį, tai kol kas spaudžiate downloads, jeigu matote tą patį, pasirenkate download web binary release ir čia turime pasirinkti dvi versijas. Tai yra Windows, aišku, sistema, jeigu jūs esate Windows vartotojas. Tai yra paprastoji versija ir yra MinGW versija. Tai turiu omeny, versija yra kažkiek skaičiukai, bet mums reikia tos versijos, prie kurios yra prirašyta MinGW. Tie skaičiukai pagrindė yra nesvarbus ir vėlgi ateityje gali pasikeisti. Ir ką reiškia MinGW, tai pagrindė yra šiek tiek papildyta ta versija, arba pilna versija, sakykime, ir jį tiesiog integruoja GCC kompiliatorių ir GDB debuggerį. Ir jums nereikia gilintis į šios dalykus ar pavadinimus, tiesiog rekomenduoju atsisiųsti MinGW, tai bus pilna versija, nekils jokių vėlgi atitinkamų papildomų tokių smulkių problemų ir galėsime ramiai dirbti ir mokytis to C++. Dėl to atsisiųskite tą pilną versiją, jį, kaip matote, ir užima šiek tiek daugiau, vos net trigubai, daugiau net. Nesvarbu, atsisiųskite MinGW, įsirašykite ir įsijunkite programą. Aš jau tai esu pasidaręs, dėl to iš naujo to nedarysiu. Tai pasileidus programą, štai taip jie atrodo. Ir vėlgi neišsigaskite, jei kažko nesuprantate. Ir mes nesimokinsime visų dalykų, kuriuos dabar matome, nes mums kai kurie dalykai apskritai nebus naudingi ir mes jų nenaudosime. Mums pagrindė reikės tik parašyti kodą ir susikompiliuoti jį ir matyti rezultatą. Dėl to mums ten atitinkamų įrankių papildomų turbūt ir neprireiks. Bet jei kažką turėsime vėlgi papildomai išmokti ir ten kažką nagrinėsime, tai aš jums vėlgi parodysiu. Tiesiog nebus taip, kad aš kažką naudočiau programoje, greitai ten paspaudinėčiau ir jūs to nežinotumėte. Jeigu aš kažką darysiu, aš iš pradžių jums parodysiu, kaip tai veikia, ką tai reiškia ir taip toliau. Tai dabar tiesiog pasiruoškime kitai pamokai ir susikurkime tiesiog paprastą C++ projektą. Tai einame į meniu juostą ir pasirenkame File, New, Project. Ir dabar reikia mums pasirinkti projekto tipą. Pagrinde, kadangi mes mokomės pagrindų, tai mums reikia kuo paprasčiausios kompiuterinės programos, kas yra pagrinde Cancel Application. Tai mes dirbsime su konsolinėmis programomis, tai pasirenkame Cancel Application, spaudžiame Go, spaudžiame Next, du pasirinkimai C arba C++. Kadangi mes mokomės C++ kalbos, o ne C kalbos, renkamės C++. Spaudžiame Next, įsivedame projekto pavadinimą, tarkim pamokos, pasirenkate kelią iki jūsų projekto, kur norite saugoti tą pamokos direktoriją ir toliau spaudžiate vėlgi Next. Čia vėlgi reikia pasirinkti kompiliatorių, nieko nekeiskite apskritai šioje vietoje. Tai pagrinde sukursite atitinkamas konfiguracijas, direktorijas jūsų projekto direktorijoje ir taip toliau. Pagrinde tiesiog palikite visą tai taip, kaip yra, ir jeigu mums reikės, mes pasiaiškinsime, ką tai reiškia ir taip toliau. Bet kol kas, vėlgi, mūsų tikslas šiuose pamokose pagrindė tiesiog mokintis C++ sintaksės. O tai yra labiau jau code blocks dalykėlis ir ten tų kompiliatorių ir taip toliau nustatymai kažkokie. Tai spauskite Finish ir jūsų projektas sukurtas. Tai code blocks programos kairėje pusėje yra management blokelis. Ten rasite project skirtuką ir ten turėjo atsirasti jūsų projektas, mano atveju pamokos, ir jame yra sources direktorija ir joje
yra main.cpp failas. Tai yra pagrindinis projekto failas automatiškai sukurtas ir kaip matote automatiškai įrašytas kažkoks C++ kodas, tai yra standartinė C++ programa, kuri į ekraną išveda tekstą Hello World. Ir kitoje pamokoje mes pasistengsime išsinagrinėti kiek galima daugiau atitinkamų dalykų, kas reiškia ir taip toliau. Bet tai bus kitoje pamokoje, kol kas nesigilinkite į nieką, tiesiog visą tai, ką matote dabar, tai yra visą šį kodą, kurį matote, kitoje pamokoje kur kas geriau suprasti, jeigu, dabar nesuprantate. Ir tam, kad pasileisti programą, galime paspausti šioje vietoje Run, arba keliauti į Build ir Build and Run, arba Run tiesiog, arba tiesiog paspausti Ctrl ir F10. Ir mums iššoka lentelė, ar mes norime subuildinti savo projektą. Ir tai yra pagrinde vėlgi neaktualus dalykas, tiesiog paspauskite jas, jis ten mūsų projektą subuildins ir tada galėsime mes jį ramiai kompiliuoti kiekvieną kartą ir ten paleisti greitai be tų buildinimų. Ir štai mūsų programa pasileidžia, pirmoje eilutėje matome tą Hello World, o dvi paskutinės eilutės yra mums jau neaktualios. Tai nėra mūsų programa, jau nėra mūsų programa, sakykime. Nes mūsų programa tiesiog šiuo atveju į ekraną išveda Hello World. O dvi paskutinės eilutės yra maždaug pačios CodeBlocks programos sugeneruotos. Tai prieš paskutinė eilutė yra tiesiog pagrinde parodo tiesiog per kiek laiko buvo paleista jūsų programa. Tai kaip matote per 14 000 sekundės. Ir paskutinė eilutė tiesiog pasako, paspauskite bet kokį mygtuką tam, kad tęsti arba kitaip tariant uždaryti šią programą. Tai paspauskite bet ką ir užsidarys. Tai tas dvi paskutinės eilutės, galima sakyti, visada galėsite ignoruoti ir tai nebus jūsų programos dalis, atsakymo dalis. O kad pasileisti, vėlgi spauskite Ctrl F10 arba šį žalią mygtuką Run, arba ten dar kur nors per Build, Run ir taip toliau. Na ir tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį ir kitoje pamokoje jau pradėsime, rimtesnius dalykus, prieisime prie pačios esmės. Tai ačiū už dėmesį ir iki.